Sveiki atvykę į jau 5 seriją, kol aš čia bemontavau. Jau atėjo 3 mėnesis, kaip esam Zelandijai. Va toks va orelis pas mus. Ir labai pilka. Mano šortai dar vis yra neištraukti, o aš juos nešiojau šiaurinėj saloj rugpjūčio mėnesį. Tai va, šį kartą video bus labai trumpas. Tik tai iš Rotoruos, kur viskas karšta, kur viskas garuoja ir verda. Tai ką, kur mes atvykom? Į smirdančių kiaušinių šalį. Mes atvykom į Rotoruą. Jakubas juokės iš pavadinimo Rotoruą. Esmė tokia, kad čia yra parkas nemokamas. Rotorūra. Vidury miesto, kur čia viskas garuoja ir smirda kiaušiniais. Todėl nes šis kraštas, kur mes esam, yra žymus kuo. Va, jau ten garuoja. Čia galima įmerkt kojas. Pažiūrėk, pažiūrėk. Fu, kaip smirda. Fu. Full temperature 100%. 100 laipsnių čia. Čia galima merkyt kojas. Visi čia merko. Rami. Karšta? O man jau nebe. Jau nebe karšta, bet šiaip žiauriai karštas vanduo. Čia visiškai natūralu. Natūralus karštas. Veganiška. Čia pavojinga lysti, bet labai keista, kad 100 laipsnių. Geras. Tai čia tikriausiai irgi galėtum pakast žemę ir šildyti. Jo. Bet tikriausiai nešildytis, o degti. Vat eini pro šalį ir tiesiog burbuliuoja vanduo. Keisti augalai auga. Šitas kaip kukurūzas, man atrodo, kažkodėl. Visiškai verda vanduo, atrodo. Va toks vat ežerėlis, jau žiauriai smirda. Jakubui jau galvas skauda ir pykina vyna šitą kvapą. Bet šiaip reginys tai nerealus. Vidury miesto. Net nesimato per dūmus. Atėjom apžiūrėti Maorių kvartalą. Jakubas labai pavargo. Vieno žmogaus kiemas dega. Ten yra bažnyčia maoriška. Gali ramiai gyventi. Šių net kanalizacijos ertmės dega. Va. Čia yra anglikonų bažnyčia. Ir ten jau vėl dūmai veržės iš visur. Čia yra jų toks kaip aikštė kažkokia. Jakubas nepatenkintas Rotoruoja, man nepatinka. Kodėl to nepatinka? Smirda mane pykint. Niekur patinka. Man tai atrodo kietai visai, kad viskas čia rūksta, tai verda. Gal daugiau kažko labai nėra ką pamatyti. Eilinį kartą negalim normaliai nusigauti iki savo norimos vietos. Bet atvykom prie žiauriai mėlyno ežerėlio. Vau, gražus. Ir čia toks kalnas. Ir čia mėlynas ežerėlis, kaip gražiai atrodo. Vau. Kam prie upelio, kuris yra nemokamas džakuzis tiesiog. Ir šitą vietą radau iš tokių rekomendacijų. Bet čia visai pramintas kelias, čia visai daug varo maudytis ir ten daug žmonių dar yra. Tai yra, mačiau, 30 laipsnių, kažkas tokio. Tai visai šilta. O čia tiesiog toks upelis teka ir jis tiesiog yra karštas. Toks vat regionas, kur vien tik visur viskas karšta. Ir dabar apsirek maudymukus ir darysim maudytis. Mes esame Hot Springs. Geruojam. Viskienas esame. Negalima kišt galvos, nes negalima. Labai norisi po tuo, kokias galvą užduoti po.